Milijonai žūsta. Ir bankai dabar antiek yra, po 15 metų po euro įvedimo, antiek jie turi galios, jiem duotos yra, jie vadovauja valstybė, todėl kad Seimas yra aptarnaujantis personalas. O tauta dirbanti juodą darbą ir nešantis pelną Švedijos, Norvegijos bankams. Kokią teisę bankas, pavyzdžiui, man turi ribot pavedimus. Per banką aš dariau pavedimą, turi būti planas, jeigu viršys 15 000, aš kaip verslininkas individualios veiklos užsiimu, jeigu man reikėtų daugiau sumokėti mokesčius, nesvarbu, ar sodrai, ar VMI, jeigu daugiau nei 15 000, tai aš turiu už 3 metus pateikti bankui visus išrašus, sutarčius, sąskaitos. Kokia teisė? UABas, kuris gavęs leidimą dirbti Lietuvoje, turi iš to mane reikalauti. Arba mes susipažinti norim su klientu arčiau. Kodėl man su jumis reikia susipažinti, kai jūs velniop su savo pažintim? Aš dedu pas jūs pinigus, todėl kad privalau šitą daryti, jūs tą padarėte. Jie turi parašyti, užsiimi politiką ar neužsiimi, su kuo mėgi, ką tu valgai, kiek pas tave vaikų, kokią teisę turi. Va čia yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Mūsų valstybei, kad svetimos šalies bankai, nesvarbu, kad jie yra NATO narės, Europos Sąjungos, bet esame mes nepriklausoma valstybė, nors deklaruojama taip esame mes. O grinųjų pinigų jie kodėl nori atimti? Todėl, kad jeigu aš turiu grinuosius pinigus kišenėje, aš turiu pilną nepriklausomybę, aš laisvas žmogus. Labas rytas, laba diena. Labas rytas, laba diena. Aktualus skambutis Anatolijui, kuris jums paaiškins smulkiau, dar sykį, eilinį sykį, apie tai, kaip kai kurie naivūs žmonės nori balotiruotis į Seimą, kuris, kaip ir rodėm praeitose videose, kad apšė net neegzistuoja. Tai kas su kuom valgoma ir kramtoma, paaiškins smulkiau Anatolijus dėl tų visų parašų, dėl duomenų ir visa kita. Prašom, Anatolijus. Tas žmogus, tu čia parodė, tą ištrauką 2 minutės, parodė, žmogus, viskas tvarkoja, ten viskas tvarkingas žmogus, viskas šitą, nieko nėra kažkokio, kai balotiruojasi į Seimą, bet matosi, kad žmogus piktinasi bankais, bet tas automatiškai yra aišku, kad žmogus nesupranta apie duomenis. Bankai dirba su fiziniais, tik asmenim. Žmogus neturi žmogaus dokumentų, jeigu nėra ten kažkoks Seimo narys, diplomatinio paso negauna. Tai bankai, žinodami, kad tai nėra žmogaus iš tikrųjų duomenys, tikrai žodžio prasme, o yra VRM, todėl ir diktuoja sąlygas, bet kokias. O žmogus piktinasi, nes jis tapatinasi su to fiziniu asmeniu. O čia ir yra ta problema. Čia daug kartų jau kalbėjom. Ir bankai nieko ten iš tikrųjų per daug nepažeidžia. Taip, jie ten paima tą sutikimą apdoroti, bet tas apdorojimas yra tik tais pusė darbo. Iš tikrųjų, tie patys duomenys jau nėra to, vadinkim, taip, žmogaus, kad jis ten būtų kažkoks tai valdytojas tų duomenų ar dar kas nors pagal tos visus gavimo procesus. Todėl, galvojant su Gediminu, dar dabar trumpai pakartosim, tokius padarysim 2 filmukus dėl tų duomenų, kad jau galutinai užbaigti, nes vis tiek atėjo galas, dar kartą galutinai, kad užbaigti. Tai va, Gediminai, parodyk tą prašymo formą ten kokią savo, dabartinę, kur būdavo. Nėra. Esmė yra tokia, kad žmogus ateina į tą migraciją. Ir tu sumokė, tai vadinama kabutėse valstybinį tą mokestį. Tu prašai iš tikrųjų piliečio paso, tokia yra esmė. Žmogus atėjęs iš tikrųjų prašo to piliečio paso. Ir VRM-as, per tą savo VRM-as, per migraciją, turi išduoti tą piliečio pasą, nes ten yra piliečio parašas. Bet ką daro VRM-as? Jis tavo mokestį, kurį tu užmokėjai, kad tau išrašytų vekselį ir
VRM būtų įpareigotas aprūpinti tą pilietį, jam privalo aprūpinti tą pilietį, privalo teisės jo vykdyti piliečio. Ką jis daro? Jis pakiša indosamentą, ten to 10 eilutė, parodė, pakiša indosamentą. Ir tu, parodė? Jo. Ir tu padėdamas ten tą parašą 10, tu iš karto pilietį ir atiduodi jiem atgal, o tavo mokestis, kurį tu sumokėjai, kad tau išduotų vekselį, pavirsta į užmokestį, kad ateit tu pat laisva valia, tu maldauji pas tą VRM ar migraciją, kad jie paimtų iš tavęs tą pilietį, kad tu čia toks to tipo daunas, kad tu čia debilas, kad tu negali tvarkyti su savo piliečiu, negali prisimti ir įkiši tipo jiems. Ir tu už tai jie tavo tą apmokėjimą to piliečio padaro tą mokestį, kad tu laisva valiavo. Tiesiog pats sumokėjai, parodai laisvą valią, kad maldauji. Ir kodėl jie taip traktuoja, ir taip yra iš tikrųjų. Jie kada pridavinėja, kad gaut pinigus už tavo prašymą, už tą vekselį pagamintą iš banko. Juk čia tas vyksta 30 metų su vyru. Žmonės ten negali patikėti, negi čia visi tokie debilai ir durneliai, kad 30 metų atidavinėja savo teisę, savo aprūpinimą ir sutinka būti beteisiais, fiziniais asmenimlė. Tai vat jie ir tipo rodo, kad jo, va, matot, bet jiegi nerodo, kur mes su Gediminu fiksuojam, kaip jie slepia, kaip policija kviečia, kad tik tais neišlystų jų apgaulė. O tas piliečio užgrobimas prisidengiant tipo laisva valia, kad tu čia nieko nesupranti, tu turi būti valdomas, jo, tu esi daunas, tu ten toks ir anoks, bet teisės jo. Nu, o čia ir yra, o šitas momentas, o tu tas perėmimas to piliečio. Ir kada, čia tas pirma dalis buvo, nes čia kalba eina tik apie teisės. O bankai, aišku, dirba tik su fiziniais asmenim, nes kai būdavo piliečiai, tarybiniais laikais buvo taupomos kasos. Bet mes žinom, kad po 19 metų, kada pasibaigė tas trastas tarybinis, uždarė pasų stalus uždarė, jie buvo priversti 13 eilutę perkeisti. Jie imituoja dabar, kad čia tipo yra kažko piliečiai, kurių tipo jau nėra, nes visi pasibaigė piliečių pasai ir pasų poskirį. Ir padarė 13 eilutę perkeitimą ir slepia nuo to. Kada mes su Gediminu tai iškėlėm, demaskavom, jie dabar nebegali tos prašymų į rankas pasirašyti. Tai jie naglai sako, arba tu rašais, arba mes tau neduodam. Negausiu prašymo, negausiu paso, jeigu į priekį nesirašai, nes bijo parodyti. Ką tas reiškia? Jeigu žmogus, tu pamatysi tą perkeitimą 13 ir pareikši pretenzijas, kad tu neimsi paso pagal tokį perkeitimą, kurio nėra teisės akte, jie visados liks kalti ir nebegalės pasiteisinti tenais, nebegalės gauti pinigų. Jeigu būtų daug žmonių, atsisakytų imti pasus, atėjo žmogus, dėk sutartį ant stalo, nesirašysi, kol nebus sutarties ir tu būsi teisus. Nėra pasaulyje tokio įstatymo, kad priverstų žmogų pasirašyti prieš sutarties pamatymą. Nėra. Turi parodyti sutartį, žmogus turi sulyginti su teisės aktu, jeigu viskas atitinka, tada gali ten kažką eiti pasirašyti, kad ir ten tą, vadinkim jų, ten tam kompiuterį. Bet jie aklai sako, jeigu tu neisi nesirašyti, mes tau nieko nerodysim, eik pasirašyti. Ir jie priverčia žmonės. O taip jie įsisuka vėl. O ką tai reiškia? Kada VRM-as paima tavo pilietį, jis tampa teisėtas laikytojas. Jisai valdo tavo teisės, jisai valdo tą aprūpinimą. O tau išduoda klastotę, tokį fufleką išduoda, kuris įpareigoja tave, tu lieki skolininkas ir tu pats tada turi aprūpinti savo paties tą pilietį užgrobtą, kurį tu perdavai. O tokia daro valkė 30 metų, tave padaro skolininku tavo paties piliečio, o per tą parašą 10 eilutė, indusamentas, kur tu perdudi savo tą duomenys jiems valdyti, tvarkyti ir panašiai, o ant tų duomenų yra turtas, jie tau garantuoja piliečio teisės. Ir viskas. Nes parodyk ten tą 36 laikino pagrindinio įstatymo, kur parašyta, kad kada
tai yra valstybė yra priversta gerbti piliečio asmenybę, ne asmenį, asmenybę. Tai rodo, kad pilietis surištas su gyvu žmogu. Fizinis asmuo išvis nebesurištas su jokių gyvų žmogų. Ir kada žmogus piktinasi, kad ten bankai kažką diktuoja dar kažką, jis paprasčiausiai nebesupranta, kad teisės jau užgrobtos ir užgrobtos tipo laisva valia. O kol nesusigaudys žmonės, kol nesupras, kaip čia įvyko, kur mes jau su tavim rodom. Pirminis etapas buvo 92 metais, kai jie ištraukė iš žmonių duotos parašus ant pasižadėjimo to pirmo ir ant prašymo. To pirmo prašymo, kur ištraukė tos pirmosius parašus. Kada žmogus pats laisva valia tipo įkūrė tą fizetą. Paskui, ką jie padarė, jie po 7 metų nubaigė pilietį juridiškai ir per gretutinės teisės pasisavino tos parašus ir liko vienvaldžiai šitų duomenų valdytojai. Ir kada tu ateini į migraciją, kada tik tais 15 minučių atgaivina juridiškai, kad ištraukti iš tavęs parašą, viskas. Tik 15 minučių, žmonės nesupranta netgi apie tavo. Nuo to momentu, kol tas vizitas, tu apie vizito laiką pilni. Jo, kol tu vizitas, kol atėjęs pasimti ten tą pasą kortelę. Ir o čia yra pagrindų pagrindas, kad dabar dar sekantį parodysim, kaip reikia anuliuoti tos parašus. Grinai parodysiu savo tą video, kur aš ten kovo mėnesį paskelbiau, kad anuliuoju ten užėjęs imigraciją, kitą filmuką parodysim. Kaip reikia anuliuoti tas fizinį asmenį, kaip reikia nueiti tas 4 įstaigas, migracija, registrų centras, VMI ir darbo birža. Netgi jeigu tu niekad nesi darbo biržoje, vis tiek tu esi suformintas per darbo biržą, jeigu tu jau esi paėmęs korporacijose debilo vergo pažymėjimą. O paskui, kada jau ten išregistruoji, ta prasme, tu paskelbi, nėra skirtumo, ką jie ten daro, nueini į savivaldybę, viskas prikodė. Savivaldybė tas paskutinis centras, kur irgi stovi tas šliuzai, ateini, pasakai, kad yra išregistruotas ir reikalauji, kad tau būtų gražinti piliečių dokumentai, viskas. O tokia trumpa yra esmė. To sekantį filmuką parodysim dar, kaip išregistruoti, ką reikia ten parašyti ir kaip tas veikia su ta savivaldybė, dar tą praktinį vieną. Rytoj gal bus padarytas įrašas, tai tiek, Gediminai pradžiai, kad žmonės žinotų, dėl ko tas bankas gali taip išknisinėti jiems smegenis. Jie niekaip negali susitaikyti, kad juridinis numarinimas yra, supranti. Ir bankai dirba tik su fiziniais asmenimis. O jeigu tu neturi tokio kažkokio diplomatinio paso, neturi ten kažkokio kito žmogaus dokumento, viskas, ką ten save ten kalbė, bet bankams vienodai ir tau reikia paslaugų ir tavo teisės yra paėmamos, supranti, to vadinkim žmogaus. Ir niekas nieko tu nepadarysi. Tau reikia, tu pasirinktas ir tave nuleidžia iki tų fizinių asmenų. Aš esu vienu žmogu dar kalbėjau, ta prasme, kur ten, sako, turi pažįstamą. Pasus per užsienio reikalų ministeriją pasidaro, bet sako, tos pasus jiem padaro. Ten ar moteriškė dirba, ten vienu žodžiu, kad gaunasi, sako, išvažiuoja į užsienį, viskas ok, sako, bet kai parvažiuoja į Lietuvą, tipo tos pasus jie turi atiduoti. Užsienio reikalų ministerijai. Tai čia gaunasi panašiai kaip tai, žinai, tais tarybiniais laikais, kur tas užsienio pasas ir vietinis pasas. Tipo, kad važiuoti užsienį su užsienio pasu, dar Rusija yra ta, žinai, technologija visa, kad irgi tiek užsienio pasą gali turėti, žinai, tiek vidinį tą pasą. Tai, sako, būtent tie, kad atitinkami kažkokie tai personos asmenys, sako, turi galimybę pasidaryti tuos pasus į užsienį važiuoti. Matai, pasaulyje dar yra tie registrai, žinai, užsienį pagrindė, dar vis tiek, kad Tarybų sąjunga egzistuoja, yra tarybinių tų piliečių tų registrai ir jeigu jie ten užsienį dar dirba pagal tą seną, tas... Tai aš savo akim mačiau vieną moteris, dabar nepamenu, girdėjau atveju, kad Portugalijai tipo teisės tenais kai duoda, žinai, tai irgi tipo... USSR parašyta buvo, žinai, tai aš savo akim mačiau šiais metais, birželio mėnesį irgi moteriškė, dabar man nepamenu, ar Ispanija, ar kur, kaip sakai, užsienio registruose vis dar išlikę yra tie tarybiniai duomenys,
Ir buvo moteris teisės pasiėmė, parodė savo teisės ir buvo parašyta USSR, o teisės buvo išduotos, vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas ten 2000, dabar nepamenu kelintais metais, bet jau tikrai po 90 metų. Ne, tai čia sakau, visi, kas gimė iki rugsėjo 6 dienos 91 metų. Kol tipo Maskva oficialiai neišleido po Baltijį tipo, žinai. Visi yra tarybinėse registruose užsienio. Kol mes, kur rodėmės tą video, kol tos sutarties tipo nepradėjo pasirašinėti. 91 rugsėjo 6, tipo, čia kad paskelbė, kad Pabaltis atsiskyrė, žinai, kad tipo Gorbačiovas čia išleido. Tai iki rugsėjo 6 jau automatiškai visi, kas gimė, yra tarybiniai. Tenais užsienio, tose registruose yra tarybiniuose registruose. Ir čia nieko nepakeisi, ir žmogus gali drąsiai naudotis, nes tarybiniai dokumentai galioja. Viskas, ir tu ateisi tą užsienio ministeriją, to bus priversti išduoti, supranti, jeigu tu gimės iki rugsėjo 6. Ką, gerai, tada Gediminai, o šitą tą padarom. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is on chest, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine, from pain it's a blessing, new focus, no guessing, just vote an obsession, all in his possession. You got their attention, now leave an impression and take your redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.